knygų skirtuko, paskui pakabukai raktų, telefonų, paskarai, padėliukai. Ir kaip jums sekasi, pačios čia gaminatės? Mes, kaip čia pasakydavau, mes gaminam, mes samdom darbuotojus. Mes matom menininkus žmonės, kurie mėgsta gaminti kažką papuošalus, skirtukus, knygų. Ir mes jiem pasiūlom bendradarbiauti. Ir mes iš jų perkam tas prekes ir paskui parduodam. Tai ką pačios darot? Ką pačios? Ką pačios darot? Auskas. Taip, aš irgi auskas darau. Ir kaip jums kilo tokia idėja? Papuošalų dabar juk tiek yra daug. Bet mes norėjom, kad kažkas būtų kitaip, tokie papuošalai. O kokie yra tie kitaip? Kas yra kitaip? Iš natūralesnių medžių, pavyzdžiui, siūlų, ten įdomesni kitokie, kurių niekur nerasi. Tikrai nerasi? Na, labai reikėtų paieškoti. Ar nemanot, kad tai yra labai sezoniški megzti auskarai ir daugiau tik žiemą? Vasarą puikiai. Vasarą labai. Aš panešioju. Jo, pragelėtas menas labai gražiai. Jie lengvi, nesunkus. Nevaržau. O kas šitos skirtukus gamina? Čia šitos nėra draugės. Kita mergina. Jinai iš savo kaip detalės užsako iš interneto, bet va čia atidarė. Tokių tai tikrai nieko nerasi. Aš čia nevan skirtingais. Va šitos mes pačios darėm. Tai detalės užsako ir gamina susiveria. O čia kas per šitie kupranugarį, čia kas jau daro? Irgi ta pati mergina. Irgi tokia dalis. Tai kaip kokie rezultatai jūsų įmonės? Gerai, dabar bendradarbiaujant su dviejomis parduotuvėmis, tai yra butik, drabužių komisas, miesto centre, tenais papuošalai ir drabužiai. Ir taip pat su knygų komisu bendradarbiaujam, bet skirtukai mūsų pardavinėjami. Ir kokie jūsų finansiniai rezultatai? Mes beveik neseniai pradėjome bendradarbiauti, dabar neseniai pasiėmėm, pardavėm 5 skirtukus, tai 3 tokius ir šitos, 3 ir dar auskarų pardavėm šitų. Turim to, o finansiškai. Tai tik pati pradžia. Tai tik pati pradžia. O kokie populiariausi yra jūsų produktai? Skirtukai. Skirtukai. Nes žmonėms labai įdomu, kad jie tokie ne popieriniai paprasti skirtukai, o... Ar negalvojote, kad tada reikia plėsti skirtuko asortimentą ir atsisakyti nepopuliarių prekių? Taip, bet dabar, kaip sakėm, dabar taip pat pradžia, dabar žiūrim, kas atkris, ką reikės pasirinkti, dabar matom tą tendenciją, kieno daugiau reikia. Ar tie pavasaris, tai galbūt labiau auskarus pradės pirkti. Nes žmonės kiti galvoja, kad čia vasarį tie auskarai. Supratau, jūsų įmonė kokia yra struktūra? Įmonės kiek darbuotojų? Mes esam 2 savininkės ir samdom dabar 3 yra darbuotojai. Reikės 3, iš kurių perkam prekes. Supratau, ir kaip sekasi 2 savininkėm pasidalinti verslą? Gerai, labai būna sunku su laiku, aišku, kad reikia daug darbo skirti. Ar jūs abidvi esate akcininkės? Ar yra dar akcininkų? Mes dviesi. Ne. Kas yra? Akcininkų. Mes dviesi perkam akcininkų. Nu, dar tėvai, aišku. Seneliai, bet šeima. Vilkėjai. Nes kaip ir nedaug reikėjo, tai pradžioj. O atsipirko jau investicijos? Per kiek laiko? O greitai mes kaip per kalėdas pardavinėjom mokyklos mugėse, keliose mokyklose, tai ir iš karto vos ne. Nes tie skirtukai labai. Nes, tokių sunkių kiturės. Kokį duotumėt patarimą pradedančiai įmonei iš savo verslo pradžios? Nebijoti pritaikyti daug naujų idėjų. Ir nebijoti bandyti. Ir dar susirinkti komandą, kuri labai gerai sutartų tarpusavyje. Ir kad labai... Kad būtų pasiruošę dirbti, kad skirti savo laiką. Ar jums reikėjo padaryti kokį nors esminių sprendimų įmonės, pavyzdžiui, valdyme arba pačioje organizacijoje, kai pradėjote dirbti? Na, labai trūk. Ne, iš karto buvo gerai. Puiku. Gerai? Vizitinė dar. Užeisim dar vėliau, dabar vertinimas.